Sveiki! Prieš kelias dienas buvo atėjęs pažįstamas virėjas su savo mylimu puodu, kuriam buvo nutrūkusi rankenėlė. Ne bėda, užsikūriau tygą, atsisukau argoną ir suvirinau. Tačiau, jeigu būčiau žinojęs, ką šiandien gausime iš stokerio, tikrai būčiau palaukęs. O šiandien mes turime šį kontaktinį suvirinimo aparatą. Šis aparatas plačiausiai yra naudojamas, aišku, auto industrija. Visi jūsų turimi ir naudojami automobiliai gamyklose yra suvirinti būtent šio principo veikiamais aparatais. Taip, jie yra didesni, galingesni, robotizuoti, bet būtent yra kontaktinis suvirinimas. Jisai naudojamas visur, kur man reikia greitai, kokybiškai sujungti plonas skardas. Tai aišku, automobilių pramonė tai yra numeris 1. Na, ir visur kitur. Aparato veikimo principas pagrįstas tom, kad mes turime 2 varinius elektrodus, taip, tarp kurių yra įspaudžiami 2 lakštai, yra suspaudžiama, duodama srovė, labai trumpas impulsas ir pas mane lakštai be pridėtinio metalo ir be lanko jie tarpusavėje perslydo. Turime kelias nustatymo pozicijas. Pirmų mygtukų mes nustatome tarp paprasto su kontaktiniu suvirinimo ir pulsinio suvirinimo. Išbandysim ir vieną, ir kitą. Taip pat galim nusistatyti virinamo metalo storį, tai yra 0,6 plus 0,6 ir atitinkamai didinam iki 2 plus 2, tai yra maksimalūs parametrai. O taipogi mes galim nesinaudoti gamintojo nustatytų laiku impulso, bet mes tą impulsą, jeigu mes matom, kad mums yra per daug arba per mažai, atitinkamai mes jį galim pasididinti, pasimažinti. Bet šiuo atveju pasilikim gamintojo nustatytą impulso laiką. Turime 2 nerūdijančio plieno plokšteles, kiekvienos storis 1,2 mm. Bandom laužti. Nutraukti tikrai yra be šansų. Vienintelis būdas tai yra sukimo būdu juos vieną... Pažiūrėsim visgi. Nu va, pagaliau pajudė. O, aiškiai matosi, kad yra pažįstas viena iš plokštelių. Įvyko geras suvirinimas. Puikus suvirinimo pavyzdys, sulaužyti man pavyko tik dėl to, kad buvo padėtas vienas taškas. Jeigu šalia būčiau padėjęs antrą tašką, sulaužyti niekaip nepavyktų, na, plėšti, kas su kažkokiu presu ir tikrai išsiplėštų vienas arba kitas skardos gabalas. Pabandom su pulsu. Matosi akivaizdžiai terminio poveikio zona yra didesnė. Pats impulso laikas, na, nematavau, bet irgi atrodė, kad ilgiau impulsas vyko. Taip, ir turime suvirintą vietą. Galim pabandyti laužti. Na, manau, kad bus ganėtinai sunku. Nu, vėl atitrūko. Taip. Matau, kaip yra pažeidžiama ir viena, ir kita plokštelė. Suvirinta buvo tobulai. Viskas, plokštelė yra mirtinai. Ką galim pabandyti, tai pasididinkim laiką. Laiką padarykim maksimalų. Akivaizdžiai tarp gamintojo nustatyto laiko ir mano maksimalaus padidinto laiko mes matome, kad ir taškelio dydis iš karto padidėja. Atitinkamai galim teigti, kad ir įvirinimas yra dar stipresnis, galbūt jis yra net perteklinis ir mums tikrai tokio nereikia. Šį kartą tiek su šito mažiuku Telvinu ir einame galvoti, kokį įdomų projektą galima būtų padaryti.